Sveiki visi. Šiandien, dabar einu į mišką ir kai sugalvojau, kad eisiu šiandien į mišką, šiaip aš dažnai einu į mišką, nes man miške labai patinka, pagalvojau, kad galiu padaryti visai įdomų video. Ir video tema šiandien bus miško terapija arba miško, kaip čia dar vadinas, miško maudynės. Jau beveik atėjau iki miško, dabar einu laukų takeliu. Man ir čia jau labai patinka dideli žolynai, o tenai matosi didelis rugių laukas. Noriu papasakoti jums labai trumpai iš tikrųjų apie šitą miško terapiją ir kokia yra jums iš to nauda. Esu labai laiminga ir dėkinga, kad gyvenu prie pat miško ir iki miško man ateiti yra 50 minučių maždaug, priklausomai kaip eisiu. Jeigu bėgsiu, tai tikrai 5 minutės, jeigu eisiu lėtai, tai maždaug 10. Na, ką gero duoda miško terapija ir kaip jums gali šitą terapiją padėti. O kitas dalykas, kad šita terapija yra visiškai nemokama, tai sutaupytumėt labai daug pinigų, jeigu jie naudotumėtės, kad pagerinti savo sveikatą. Tai dabar pirmą pradėkime nuo kūno. Kaip tai veikia mūsų kūną miškas. Tai čia mokslininkų yra ištirta, kad kai tu esi miške, medžiai ir augalai išskleidžia tokias daleles, kurie yra jų natūraliuose skleidžiamuose aliejuose. Aš dabar moksliškai neprisiminsiu, kaip žmonės tas daleles pavadino, bet esmė yra tokia, kad kai mokslininkai tyrė, kai žmogus įkvepia tas daleles, tos dalelės suaktyvina žmogaus imunitetinę sistemą. Tai vadinasi, kad jums iš karto pagerėja jūsų kūno apsaugos sistema ir tos ląstelės, kurios jūsų kūne kovoja su infekcijomis, ligomis, netgi sakoma, kad tai padeda kovoti su vėžiu. Tai tos ląstelės yra labai suaktyvinamos miške, čia labai didelė nauda jau pirma. Kitas dalykas, irgi moksliškai yra įrodyta, kad būnant miške labai sumažėja kortizolio. Sumažėja kortizolio kiekis, o kas nežinot, kortizolis yra streso hormonas. Tai kas yra dideliam strese, gyvena mieste, dirba darbus, sunkius, stresą keliančius darbus. Tai jum į mišką ateiti ir, kaip sakant, pabūti miške būtų labai didelė nauda. Tikriausiai visi žinot, kaip stresas veikia mūsų kūną ir protą. Nieko gero iš to streso, žodžiu, jų reikia tikrai mažinti. Gerumas miško terapijos numeris 3. Tai yra irgi moksliniais tyrimais parodyta, kad buvimas miške ir laiko leidimas miške padeda žmonėms, kurie serga depresija, kurie, serga, gal juos kamuoja nerimas, depresija ir kitos psichologinės, kaip mes pavadinom, vakarų Europoje lygos. Truputėlį pasidalinsiu trumpai savo istoriją, netgi ne istoriją, pasakysiu, kodėl aš einu į mišką ir kaip tai man padeda. Prieš 9 metus man buvo diagnozuota epilepsija, aš turiu pirmą epilepsijos priepuolį ir po to epilepsijos priepuolio mano gyvenimas visiškai apsivertė aukštyn kojom ir aš tada sužinojau, kas yra intensyvus nerimas. Tai kas man labai padėjo per tos 9 metus, tikrai stebuklingai padeda išėjimas į mišką, išėjimas į gamtą. Nuramina ir tu esi tiesiog šioje akimirkoje daugiau. Tu esi čia ir dabar, o ne kažkokioj panikoje ir savo galvoje ir savo prote. Kažkaip protas tikrai nurimsta ir tu jautiesi, kad turi pertrauką nuo to streso, nerimo, baimės, kaip man buvo nuo ligos baimės.
Nu, aišku, dar su nerimu aš iki šiol dirbu, bet darant visas praktikas, viena iš praktikų ėjimas į mišką, į gamtą, tikrai kelias per tos 9 metus yra nueitas ilgas ir daug ko išmokta. Kiškio kopūstai. Va. Biškai rūgštus. Neturiu jokios informacijos apie kiškio kopūstus, bet tikrai galiu įsivaizduoti, jeigu jie auga miške ir dar yra rūgštus, tikriausiai turi daug vitamino C, o gal ne, aš nežinau, bet įsivaizduoju, kad kadangi jie žali ir čia ekologiškai auga, kažkaip manau, kad jie labai tiktų į salotas. Pamiršau paminėti, kad be to, kad miškas mums padeda pagerinti fizinę sveikatą, padeda pagerinti psichologinę sveikatą, padeda, kaip čia pasakyti, lavinti gal sąmoningumą ir jaustis čia ir dabar, nuraminti mintis. Bet pamiršau taip pat paminėti, kadgi miškas mums duoda ir maistą, kiek miške galim rasti visko, riešutai, grybai ir visa kita. Tai va, dabar aš radau kiškio kopūstus, dar grybų pas mus nemačiau, bet pažiūrėsiu, ką aš čia dar galiu rasti. Nu va, kokios gražybės. Čia teka upelis. Super, labai man patinka garsas jo, nes labai daug yra akmenukų ir didelių akmenų. Tai kai vanduo bėga per akmenis, tas garsas yra kažkas stebuklingo. Pas mus Škotijoje yra daug kalvų. Tai va čia dabar mes kaip ir esame slėnyje. Ir dabar man reiks lipti šitais laiptukais, truputėlį patreniruoti kojas. Dar kitas dalykas, kai vaikštate miške, jūs ir sportuojate. Ir už jį nereikia mokėti. Nemokama gamtos terapija. Užlipau ant kalniuko, dabar jaučiu, kaip širdis plaka stipriai, truputėlį kardio padariau. Paskutinis dalykas, kodėl fainai būti miške, nes miške pagerėja nuotaika, miškas duoda gyvybingumo, suteikia daugiau energijos, taip pat galit susikurti laužą, gamintis kažkokį maistą, kuris jums skanus. Ir taip pat galite rasti miške maisto, kuris yra tikrai pilnas gyvybės. Nu ką, einu toliau. Eidama užmačiau laukinio aviečių. Tikrai labai skanius. Truputėlį noriu čia pastovėti, pavalgyti. Jeigu norit pasigerinti sveikatą, eikite į mišką. Jeigu gyvenat mieste ir turit galimybę, važiuokite į mišką. Buvimas miške ne tik pagerins jums nuotaiką, bet taip pat gali jūs ir pavalgydinti. Niekada nežinot, ką rasit, grybai, uogos, riešutai. Aš šiandieną jau pavalgiau pietus, kaip matėt, ir dabar žygiuosiu namo. Ne, iš tikrųjų dar truputėlį pabūsiu miške ir dar norėčiau susirinkti savo laukinių gėlių puokštę grįždama namo. Tai jeigu rasiu gražių gėlių, dar parodysiu, kokią puokštę surinkau. Paskutinė stotelė prieš grįžtant namo. Jau prisiskyniau savo laukinę puokštę. Pažiūrėkit, kokia graži. Aš labai džiaugiuosi, kad pas mus aplink namus yra nemažai paliktų laukinių gėlių pievų. Pažiūrėkit, koksai grožis. Galbūt parkas ir pievos taip neveikia mūsų kūno,
nes nėra tiek medžių, galbūt nėra tiek deguonies kaip miške, bet man asmeniškai yra labai gera terapija ir žiūrėjimas į spalvingas gėles. Štai kokį grožį parsinešiau namo. Pati gražiausia puokštė. O ir dar kažkokia bitutė čia skraido aplink ją. Tai va dabar iš namų jau atsisveikinu. Ačiū visiems, kad buvot kartu su manim ir labai tikiuosi, kad greit vėl pasimatysim.